Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, šalia manęs labai geri mano bičiuliai Vidmantas, sveikas Vidmantai. Sveikas, Pauliu. Ir Valdas. Labas, Pauliu. Su šitais vyrais mes esam praėję ne vieną pasaulio čempionatą. Esam atidalyvavę krūvoje Lietuvos varžybų nuo pat pradžio, ar ne? Kai tik įsikūrė Lietuvos Fiderio lyga. Ir tikrai su jais smagu buvo ir Olandijai, ir Airijai, pridarė visokių nesąmonių. Kas be ko. Bet idėja kokia? Šiandien štai šitie abudu žmonės susiminėja būtent dugninės meškerės propagavimu Lietuvoje. Tai Angling A, turbūt vienintelė žuklės parduotuvė Lietuvoje, kuri dirba išskirtinai, galim sakyti, su dugninė meškerėm, ar ne? Ir jie būtent, kadangi dalyvauja varžybose, važinėja tarptautinius čempionatus kartu, jie viską mato, ko reikia, laiko ranką ant pulso ir visą laiką kažkokias tysę naujovės. Šiandien mes turėsim ką jums papasakoti. Visų pirma, tai bus didžiulė Prestono taurė. Džiauriai geros varžybos, apie kurias tikrai šiandien kalbėsime. Antras dalykas, mes turime išbandyti naujus žuklės įrankius atvykusius į Lietuvą, ar ne? Iš Anglijos. Taip, tai nauja atvyko toks naujas brendas kaip firma Anglų Frenzy. Pauliau, pats pamatysi, šiandien gaudysim su meškeriam, testuosim, nuo gal gale laidos kažkokią tai... Padarysim išvadas, jo. Ir šiandien mes pasirinkome telkinį, kuriame vyks varžybos. Norim parodyti netgi, kokia čia yra žuvis, kaip pradėti ruoštis. Aišku, viskas bus už gero beveik pusantro mėnesio, ar ne? Žuvis bus aktyvesnė, bet norim parodyti, kokios žuvis čia yra tam telkinį, kaip jas reikėtų gaudyti. O aišku, laidos pabaigoje mes aptarsim ir įrankius ir papasakosim apie varžybas, koks formatas, nes tai bus labai įdomu, net nebejoju. Dabar ką? Reikia ruoštis įrankius, reikia ruoštis jaukus, vyrai pasiruoš jaukus, pažiūrėsim, kokius jie naudoja ir sėsim prie platformų ir pradėsim gaudyti. Mes vis dėlto žvejai. Žvejų sportininkų gyvenimas neįsivaizduojamas be pačių įvairiausių platformų, kaip matote, jaukų paruošimo, įvairiausių masalų, dėžučių, laikiklių ir visa kita. Tačiau tai tikrai nėra svarbu ir žvejas mėgėjas tikrai neturi būti štai taip ekipiruotas. Visiškai užtenka, kaip jau 1000 kartų sakiau, paprastos kėdutės, jauko, masalų. Tačiau šiandien mes dirbame su žmonėm, kurie dalyvauja įvairiausio rango varžybose, dalyvauja pasaulio čempionatuose, dėl to šiandien bus viskas subtilu, sportiška ir konkretu. Ir tai vadinasi dugninė meškerė. Draugystė, aišku, bet visi nori. Čia jau toks yra dalykas tarp mūsų sportininkų, kad visi nori šiek tiek vienas kitą apgaudyti. Norit, nenorit, taip yra. Tuo labiau, kad šiemet mes susitinkam pirmą kartą. Susitiksim dar krūvoje varžybų, aišku. Tai visi kažkaip galvoja, kaip čia tą žuvį pasistatyti. Aš įmečiau 5 tokias šeryklas, paskutinę va įmetu. Ir aš dabar noriu paduoti pakankamai daug mėsos. Aš turiu skandintų pinkų, skandintų musės lervų. Kodėl skandintų aš vėliau papasakosiu, nors iš tikrųjų daug ar pasakojau. Šiek tiek karpytos lieko ir po to bandysiu gaudyti gyvom musės lervom, pinkais, galbūt slieko, galbūt uodo truklio lerva. Viskas priklausys nuo žuvies aktyvumo. Bet mėsos dabar aš paduodu pakankamai daug, nes tikiuosi, kad čia yra išlikę daug žuvies. Ir jeigu jau čia bus varžybos, tai reikia dirbti varžybiniu ritmu, kad maždaug įsivaizduotumėm, ką mes čia galėsim pagauti. Apie kotą kol kas tik teigiamas po pirmų metimų mintis. Liktai visi jau prisijaukino. Aišku, vanduo šaltas, stovintis vanduo. Tai nieko bendro ir nieko panašaus į mūsų gaudimo upiai, kur dabar žuvis dar aktyvi ir juda. Ir dėl to bus labai įdomu, kaip čia į mūsų visas mintis sureaguoja žuvis, ką jos galvos apie tai, ką mes jiems čia siūlom. Pasitikrinsim. Stovinti šaltas vanduo. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai didelis iššūkis kovo mėnesį. Vis dėlto taip, šiuo metu laiku upėse įmanoma pagauti žuvies, vanduo juda, žuvis juda, jas priverčia judėti srovė, automatiškai jos naudoja pakankamai daug energijos ir priverstos maitintis. Tuo tarpu stovinčio vandens telkiniai, ežerai, tvenkiniai, kad ir kokie bebūtų žuvingi, šiuo metu laiku yra tikrai kietas riešutėlis meškeriotojai.
nes vanduo šaltas, žuvis juda labai lėtai, maitinasi labai mažai, kartais tai vyksta netgi 2-3 valandas maksimum per parą ir aišku pataikyti, priversti ir sugalvoti maitinti žuvį tikrai nelengvas dalykas. Dėl to mes šiandien ir susirinkome, kad esame sportininkai, esame tie, kurie iš tikrųjų gaudo žuvį bet kokiom žuklės sąlygom, bet kokiose šalyse ar bet kokiose vandenyse. Ir šiandien galvoju, vienas kitas patarimas meškeriotojams turėtų būti svarbus. Tai labiau, kad pas mus svečiuose štai tokie žmonės ir kaip matote, pirmieji kibimai, tai tik įrodymas, kad lyg viskas prasideda. Nors prieš tai matėte, kad ir masalų uždėjimas, ir kabliukų mažinimas, ir jaukų, ypatingai gyvų jauko priedų, tai yra sliekų, musės lervų ir netgi uodų, trūklio lervų karpimas. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra tikros natūralios mėsos padavimas į žuklės tašką. Turbūt vienas iš svarbiausių akcentų, į kuriuos mes pastoviai orientuojam savo laidos žiūrovus. Na, o štai pirmoji žuvis pagauta, tai tik įrodymas, kad galbūt viskas šiandien bus gerai. Žvejyba prasideda. Ir iš tikrųjų palaukėme gerą valandą, kol sulaukėme pirmųjų kibimų, tai yra kol žuvis suprato, kur yra mūsų jaukai, kol žuvis užuodė, kol žuvis pajautė, ką mes galime jom pasiūlyti, o toliau tik technikos reikalas. Mes su mažom žuvim nesterliuojam, iš karto duodam rimtesnėjam pavalgyti. Apapa. Opa. Nu va, sako žmonės, gauda kojas Nemune, va tokio dydžio. O mes gaudam čia, kintuose, kur vyks varžybos. Va čia tai dydis, ar ne? Tokios šiemet dar nepagavau. Nei minijai, nei dar kur nors. Koksai kuvalda. Kuvalda tai kuvalda, gal nelietuviškas žodis, tačiau vienas žinomiausių kovotojų ringe, Sergejus Maslobojevas, turi tokią pravardę ir niekas dėl to nesiginčia, kad čia nelietuviška. Tai va, tokios didelės ir gražios žuvis pradėjo kibti šiandien mumbo. Tai labiau, kad po truputį mūsų jaukai ir mintis, kaip pagauti žuvį pasiteisina ir pasipylusios žuvis tai tik įrodymas, kad viską, ką mes galvojame ir ką mes darėme, buvo sugalvota teisingai ir kaip tai buvo padaryta, kaip buvo mažinami kabliukai, kokie buvo naudojami masalai, būtinai sužinosite antroje mūsų laidos dalyje. Tiesiog prasidėjęs kibimas stovinčiame labai šaltame vandenyje, štai tokių gražių žuvų. Tai yra ypatingai skanu mums ir ypatingai dėl to, kad mes norime parodyti mūsų žiūrovam ir tiem, kurie pabandys atvažiuoti dalyvauti Preston Innovation tauriai, kad čia iš tikrųjų smagu. Yra kuo pasismaginti didelę ir gražią žuvimi. Tačiau, kad pagauti tą didelę ir gražią žuvį, šiandien iš tikrųjų reikia pakankamai daug išmanumo. Kaip matote, žirklių mes nepaleidžiame iš rankos. Ir kadangi žuvis kimba tikrai neaktyviai, kaip matote, visus gyvus ar negyvus ar skandintus mes tiesiog farširuojame. Tai darome faršą, kad būtų tik mažos kvapios dalelės gyvo masalo gulinčios ant dugno. Tiesiog maži jos gabaliukai, kur žuvis po truputį maitinasi, tačiau randa tikrą masalą ir būtinai jį pagrėbia. Oi, ta žuvis šiandien, nežinau, mes keičiam masalus, karpom viską, dedam ir beveik kiekvienas pagaunam žuvį vis skirtingais masalais. Ilgai čia mirkiau tos musės lervas, suslieko gabaliuko, o uždėjau 4 uodo trūklio lervas ir vieną mažiuką pinkiuką ir iš karto užlenkimas konkretus karščiokinis toksai. Žodžiu, idėja kokia, kad žuvis vis dėlto dar žiemos režime, bet ir mūsų tikslas neprilupti čia žuvies kalno, o mūsų tikslas parodyti, kokio dydžio čia žuvis. Kaip matote, kol kas, kaip vyrai irgi karpa viską daro, traukia, tai žuvis tikrai yra įspūdingos. Nėra nei vienos tokios mažytės, kojytės, kažkokios dar kažką, tai vat būtent tokia idėja papasakoti apie varžybų vietą, kur, aišku, kai atšils, balandžio pabaiga, tai čia to žuvies kipsinai kaip išprotėjusi. Bet idėja, kad didelė žuvis ir kaip ją sugauti, aišku, reikia mąstyti. Aptarsim su vyrais, aišku, mūsų tą žuklę.
pirma dalis baigta, antroji dalis aš matau, kad po truputį jau įsibėgėjom, žuvis atėjo į tašką, pradėjo maitintis, bet jinai maitinasi labai taip atsargiai, žiemos režime, todėl mes susimažinam super mikro kabliukais, kaip matote, net nesimato kablio, ant kurio telpa vienas pinkutis ir pavyzdžiui 3-4 uodo trūklio lervos. Ir tik tai taip mes priverčiam kibti žuvį. Viskas logika, kovas, kitur dar yra ledas, o mes čia gaudam ledo režime, štai toks masaliukas, net kablio nesimato. Mikro kabliukas ir reikalai taisosi. Sveiki sugrįžę žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien laida skirta dugniniai meškeriai ir sportininkų požiūris į ją. Artėjančios Preston Innovation taurės varžybų apžvalga, mąstymas, kaip pagauti didesnę ir stambesnę žuvį. Šiandien mūsų laidos svečiai Valdas Tichomolovas ir Vidmantas Aleknavičius, šiaip Fidelio pasaulyje žinomas kaip Vidmantukas iš Protas. Tai va šitie du vyrai, kurie atvyko pas mus, šiandien tikrai turi ką papasakoti, turi ką parodyti ir šiandien mes su jais gaudome, gilinamės į labai šalto vandens žūklės niuansus ir galvojame apie tai, kad balandžio mėnesio pabaigoje čia vyks įspūdingos žūklės varžybos, kuriuose planuoja dalyvauti anglų meškeriotojai, vieni vedančių Latvių sportininkų, lygiai taip pat Baltarusijos rinktinės atstovai. Ir čia varžybos iš tikrųjų turėtų būti įdomios. Ne tik patiem, kurie dalyvaus varžybose, bet ir tiem, kurie atvyks pažiūrėti. Nes gausite čia begalę patarimų, sužinosite pačių įvairiausių niuansų. Vakarais vyks seminarai, todėl tikrai kintus atvykti balandžio 29-30 dienomis verta. Verta pamatyti, kas vyksta šiuolaikinėme sportinėme pasaulyje. Na, o laida skirta dugniniai meškeriai ir kaip matote, po truputį mes irėmės, gaudame ne tik kuojas, tačiau ir nedidelius karšiokus ir žinoma, kaip tai vyksta, netrukus papasakos mūsų laidos svečiai. Kadangi turim tokius svečius laidoje, tai negalim nepakalbėti apie niuansus, nes visą laiką aš vienas kalbu, o su žmonėm, kaip jau sakiau, mes dažnai dalyvaujam. Valdai, visai neblogai sekasi, iš tikrųjų labai šaltas vanduo ir žuvis atsargios, ar ne? Matėm, kaip tu keiti masalus. Gal tu šiek tiek apie masalų keitimą, kada, kaip, kodėl juos reikėtų keisti. Iš tikrųjų, jeigu kibimas nėra aktyvus ir aišku, jeigu bus varžybos, bus spaudimas. Ką tada daryti? Iš tikrųjų, apie tuos masalų keitimus, tai aš, žinoma, pradėjau nuo uodo lervų, kaip šaltų metų laikų yra standartiškai. Porą minučių nesulaukiau kibimo, tada dėjau 3-5 mažas musės lervas. Paskui dėjau iki slieko, sulaukiau kibimo, supratau, kad jiem reikia mėsos. Aha. Aišku, uodo lerva irgi mėsa, bet jam reikia reiškia dar kitos mėsos. Tai ir iš tikrųjų dar pabandžiau vis tiek ten ta variacija tokia, kad odas musė, bet ne. Pagavau kelias kojytės, bet iš tikrųjų priejau to, kad reikia iš tikrųjų mėsos, bet ne viso slieko. O slieko tik tai gabaliuko. Jis realiai išleidžia sultis ir nejuda beveik. Tai vat jinai dar tokia neaktyvi, tą masalą pasiema, suranda greičiau nejudantį. Jo, matė žmonės, kaip tu dėjai ant kabliuko, iš tikrųjų masalas mažas, kabliukas mažas, ar ne, galim drąsiai pasakyti. Taip. Ir va tokio dydžio žuvis ir nereikia ten, kaip vis dėlto žmonės įsivaizduoja, kad tu uždėsiu pačką, tai kažko, tai ten sliekų daug, arba musės lervų ir tada man didelė žuvis kips. Nėra taip. Ne, iš tikrųjų aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kuo didesnį masalą uždėsi, tuo didesnė žuvis ne. Iš tikrųjų ne, ypač tokiu metu, arba rudenį vėlai, arba anksti pavasarį. Kaip tik viską mažinam, viską ploninam, kad žuvis lengvas kabliukas įsiurbė ir viskas. Ir nepajaučia ir tiesiog gauni kibimą.
Apie pavadėlių ilgį, kokiu pavadėlių ilgį? Apie 70 cm. Iš tikrųjų turėjau metrą, bet čia toks stovintis vanduo, pajutau yra žolytės, kad neįsiveltų, tai panašiai apie 70 cm. Pabandžiau 50, ne. Ne, ar ne? 70 kažkur. Tai va, vėlgi reikia galvoti, kaip reikia dirbti su pavadėlių ilgiais, kabliuko lengvumais. Vėlgi Valdas sako, kuo lengvesnį kabliuką, kad žuvis natūraliau įsiurbtų, nejaustų to pasipriešinimo, dėl to ir pavadėliai plonėja. Taip, 0,10. Ir tada jinai pasikerta. Tai čia galbūt ne apie artėjančias varžybas, nors iš tikrųjų, kai būna spaudimas, vėlgi tas pats pasidaro žuvį. Taip, viską mažinam, viską. Kaprizinga pasidaro, nes daug jaukų būna, tada visi konkuruoja tarpusavį. Bet ir dabar, tokiu metų laiku, kai atsidarinėja žuklės, ypatingai ant stovinčio vandens, tai tikrai galvokite apie tai, kad masalai turi būti maži. Vidmantai, mes žiūrim, kaip tu trauki žuvį, viskas tvarkoja. Bet mes, aišku, kaip jau sakiau, šitą laidą mes bandome pasižiūrėti, kokio dydžio žuvis. Jos aktyvumas šiandien yra sunkus, bet tikrai balandžio pabaigoje jinai čia bus labai aktyvi. Bet vėlgi bus spaudimas, varžybos. Gal daugiau su Valdu apie niuansus, su tavim apie artėjančias varžybas. Jos bus balandžio 20-30. Tai balandžio 29-30 varžybos vyks 2 dienas, tai jau šiemet antrą kartą tokias varžybas organizuojam, tai bus Preston Innovation taurė. Nu ir šią dieną iš tikrųjų yra užsiregistravusi daug jau nemažai dalyvių, tai dalyviai ir iš Anglijos, iš Baltarusijos, iš Latvijos, na ir bus, man atrodo, čia toksai, jeigu taip draugiškai sakyti, rimtas zarubas toksai. Taip, turėsim labai smagų laiką ir jeigu daugiau apie varžybas, tai vieną dieną, jeigu žmogus gaudo karšius, kitą dieną gaudys karpius, tai bus... Taip, bus 2 tvelkiniai, ar ne, mes išsiaiškinam ir varžybos 2 dienų, bet vieną dieną jūs gaudysit karpius, tai yra trauksit karpinį. Jeigu vieną dieną atgaudyt karpius, kitą dieną eisit į karšinį. Karšinis yra šitas, tai yra baltos žuvies tvenkinys, ar ne? Taip. Tai čia viskas aišku, aš manau, kad mes šiemet būtinai parodysim, kaip ten dar kimba karpiai prieš varžybas, kad orientuotumėtės. Kokie galimi žuklės būdai? Galimi šiaip ir plūdinę meškerę bus galima gaudyti, ir dugninę meškerę, ir to vadinamo method feederiu, ta prasme visi įmanomi... Kaip Anglijai. Taip, kaip Anglijai ir Anglai leidžia gaudyti viskuom, kuom tu nori, tuom ir gaudyk. Ir kaip tu nori, taip ir sukis. Nu ką, aš manau, kad laukia iš tikrųjų rimtas, ar ne? Taip, Pauliu. Rimtas dalykas, aš žiauriai noriu ten sudalyvauti, labiau, kad iš Anglijos žmonės atvažiuoja, Baltarusiai, Latvijai ir tikrai geri fidermenai, kuriuos aš netgi, aišku, noriu dalyvauti, bet geriau už nugaros pastovėčiau, bet visiems dalyvausiu. Na, laidos pabaigoje mes tiesiog pažiūrime vieno meškeriotojo sugautas žuvis. Lygiai per 4 valandas, manau, tai turėtų būti įtikinam. Vat galim drąsiai aptarti, kad varžybų metu tikrai žmonės turės ką veikti, nes mažos žuvies praktiškai nėra. Visos žuvis vidutinio ir didelio stambumo ir tokia žvejoti ir per varžybas bus žiauriai malonu. Tai va, tokia mūsų lengva intro į artėjančią Prestono taurę. Šitiek mėsos nepaleidžiu. Dievulio. Nu va, šiandien mes testavome
įrankius, kurie iš tikrųjų man asmeniškai padarė pakankamai gražų ir jaukų įspūdį. Laiko žuvį. Specialiai šiandien gaudžiau be šok lyderio, kad jaučiau kiekvieną žuvies stuktelimą, prisilietimą ir kaip kotas gesina žuvį. Gal, Vidmantai, tu daugiau, vis dėlto tai jūsų mintis, kodėl jos atsirado Lietuvoje? Tai nusprendėm atsivežti anglų kompanijos Frenzy meškeres. Turėsim įvairių ilgių, pradedant nuo 9 pėdų ir baigiant 12 pėdų. Turėsim ekonominės klasės meškeres, kurios bus skirtos tiek mėgėjam, tiek sportininkam. Aš nepasakyčiau, kad ekonominės klasės labai atrodo. Šiandien atgaudžiau labai jaukus įrankį. Taip, Pauliau, pats gali pasakyti, šiaip daug meškerių laikęs kratęs, tai Man tai labai. To, ko aš galvoju, man reikia pačiam asmeniškai. Tai čia dabar turime dugninės meškerės, šiaip dar esame atsivežę tolimą užmetimo mačus, tai irgi ten ilgiai 3,60, 3,90, bet tikrai labai smagias meškerės, kitą kartą pabandysim. Gerai, kai suplūdę negaudysim. Tai va, vis kažkas įdomaus ir naujo Lietuvoje. Pas jūs Vilniuje jas galima pasičiupinėti, Taip, ar ne? Vilniuje Kalvarijų gatvėje 168 Anglingoje. Tai jūsų žinomai dugninės meškerės parduotuvė. Supratau. Ačiū, Vidmantai, iš tikrųjų buvo smagu, buvo geri testai, gražių žuvis. Ačiū labai, Valdai. Prašau. O jūs nepamirškit, kad jau registracija į Preston Innovation vyksta. Jūs dabar matote adresus, matote datas 29-30 dienomis. Vietų kiekis ribotas, iš tikrųjų iškart galim pasakyti, nes čia neįmanoma įsodinti turbūt 200 žmonių, bet tikrai bus daug. Prizinis fondas, kaip matote, tikrai įspūdingas. Plus, aišku, bus begalė visokį diplomų. Taip, atminimo dovanas ir visa kita. Ir būtinai laukiame jūsų, o aš jau pradėsiu treniruotis, kai tik tai orai atšils. Reikės su tais anglais, latviais, baltarusiais, lietuviais susikauti ir pagauti tokios gražios žuvies. Dar kartą ačiū, vyrai, kad atvykote į svečius. Visokeriopos sėkmės jums. Mes šiandien baigėm. Nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės.